Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį Liepos 1 ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Vandens šildytuvus kviečia žymėti informaciniu lipduku. Prasidėjo žiedinės sankryžos įrengimas. Miško pažeidimai artėja prie stichinės nelaimės ribos. Biblioteką su gimtadieniu sveikina literatūrologas Petras Bražienas. Rajono savivaldybė kviečia naujai įrengiamus vandens šildytuvus žymėti informaciniu lipduku. Legioneliozė – ūminė infekcinė liga, kurią sukelia vandenyje gyvenančios bakterijos – legionelės. Nors ir ne visada plačiai aptariama, ši liga yra rimta grėsmė visuomenės sveikatai, sukelianti pavojingas ir net mirtinas pasekmes. Dėl to svarbu žinoti ir suprasti, kaip nuo jos apsisaugoti. Svarbi prevencijos dalis – teisingai sureguliuoti vandens šildytuvai boileriai ir tinkamas karšto vandens temperatūros lygio palaikymas. Jonavos rajono savivaldybėje dirbančius šildytuvų platintojus ir montuotojus, įrenginėjant šildytuvus, kviečiama ant jų matomoje vietoje klijuoti informacinį lipduką, primenantį gyventojams apie teisingą jo sureguliavimą. Informacinius lipdukus galite atsiimti Jonavos rajono savivaldybės 411 ir 415 kabinetuose. Prieš atvykstant pasiskambinti nurodytais telefonais. Primenama, kad kaip prižiūrėti vandentiekį taip, jog jame neužsiveistų legioneliozę sukeliančios legionelių bakterijos, išsamiai paaiškinama ir neseniai sukurtoje interneto svetainėje Legionas prieš legioneles. Šiandien prasidėjo žiedinės sankryžos įrengimas, miesto centre uždarytas eismas. Liepos 1 prasidėjo žiedinės sankryžos įrengimo darbai Vasario 16-osios ir Žeimių gatvių sankirtoje. Dėl to šioje sankryžoje uždarytas eismas. Plačiau apie ilgus metus lauktą žiedinę sankryžą bei kitus darbus pasakoja vicemeras Povilas Beišys. Gerbiamas vicemerė, berods ilgai laukiam ir sulaukiam, bet dabar trupučiuką pakentėsim spūstyse, tiesa? Nemanau, kad spūsčių bus, bet tikrai teisingai pastebėjot, kad ilgai laukiam ir čia žodis turbūt labiausiai tinkamas yra pagaliau. Tai šiemet turėjome planų startuoti su darbais jau balandžio mėnesį ne tik Vasario 16-osios gatvėje, bet ir žiedinėje sankryžoje. Tačiau reikia pastebėti, kad žiedinė sankryža tai yra bendras projektas su buvusia kelių direkcija, dabar Via Lietuva. Ir visi objektai, kuriuose bendradarbiaujame su šita organizacija, dažniausiai būna labiau komplikuoti iš tos biurokratinės pusės, nes yra daugiau derinimų, daugiau procedūrų, įsijungia trečiosios šalis, techninė priežiūra, kurią samdom ne mes, o Via Lietuva. Tai tikrai užtruko, bet planų nekeičiam darbų pabaigos. Šiemet darbai turi būti padaryti. Ir turime Liepos pradžią ir tie darbai pagaliau prasideda. Eismas uždarytas, bus apie 4 mėnesius. Ir apvažiavimo schemos tikrai visur bus pateiktos. Nuo pat žiedinės sankryžos, kuri yra Ralio Basanavičiaus gatvėje, eismas bus uždarytas ir čia ties biblioteka taip pat eismas nebebus galimas. Tai apvažiuoti reikės per Basanavičiaus gatvę, Janonio ir Kalnų gatvę, jeigu norėsim patekti į Žeimių gatvę. Iš kitos pusės apvažiavimas, norint patekti į Vasario 16-osios gatvę, bus per Klaipėdos gatvę, kas vyksta jau ir dabar. Ir tikrai žmonės jau dalinai priprato, tikrai pripras greitai ir čia ir prisitaikys. Suprantam, kad yra nepatogu, bet tikrai ilgai laukiam šio projekto įrengimo, nes sankryža nebuvo nei saugi, nei patogi tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams, tiek automobiliams. Tai pokyčių bus. Dingsta parkavimo vietos prie meno mokyklos, bet bendraja prasme parkavimo vietų skaičius nemažės, nes, kaip ir buvo minėta anksčiau, atsiras nauja didelė parkavimo aikštelė už sporto centro. Ten bus parkavimo vietų apie 40, gal net ir daugiau, tai tikrai miesto centre parkavimo vietų padaugės. Eismas taps sklandesnis, saugesnis. Ir įgyvendinus projektą, jūs paminėjot spūstis, tikrai eismas vyks sklandžiau ir tas rytinis pikas, kuris susidarydavo
prie esamos žiedinės sankryžos turi sumažėti, nes atsiras galimybė atlikti kairį posūkį iš Vasario 16-osios į Žeimių gatvę, kas dabar darbo valandomis nebuvo galima. Tai tikrai įgyvendintas projektas turės teigiamą poveikį tiek automobilių, tiek pėsčiųjų eismui. Na, o kantrybės šiek tiek reikės, bet gerai, kad vasaros laikas, nėra rytais tėvų vežančių vaikus į mokyklas ir darželius, kas tikrai prisideda prie šitų sangrūdų automobilių. Na, vasara turbūt yra tinkamas laikas tokiems darbams daryti. Aš kaip įsivaizduoju, tai išvažiuojant iš Vasario 16-osios gatvės, taipogi dingsta draudimas sukti į kairę darbo dienomis. Be abejo, tai žiedinė sankryža suteikia tą galimybę važiuoti visomis kryptimis. Tai čia ir buvo toks viena iš kamščių susidarimo priežastis, kad tas kairys posūkis nebuvo galimas ir visas srautas būdavo nukreipiamas į žiedinę sankryžą, kuri yra Ralio ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje. Tai, kaip ir minėjau, tikrai eismas vyks sklandžiau įgyvendinus projektą. Jeigu mano atmintis manęs neapgauna, tai lygtais kelių direkcija dabar Via Lietuva yra žadėjusi ir pačią Žeimių gatvę šiek tiek pakoreguoti, parenovuoti. Dabar kaip tik matome irgi perkastus šaligatviuose esamus berods požeminius tinklus. Kas ten yra vykdoma, gal žinote? Taip, žinome. Tai šiuo metu vykdoma ESO šiuo metu yra iniciatorius šių darbų ir po visų Žeimių gatvės šaligatvių eina senas kabelis, kuris šiuo metu yra keičiamas nuo pat Ralio mokyklos iki Vasario 16-osios, toliau Vasario 16-ąją sukamės į Sodų gatvę ir iki pat Neries. Tai pasikeis šitas kabelis prieš atliekant kitus darbus, nes kabelis buvo senas, prastos būklės ir tikrai dažnai turėdame gedimų ir šaligatviai būdavo išardomi, vėl atstatomi, tas tikrai neprideda kokybės ir estetikos mieste. Bet čia yra atskiras projektas, na, o Žeimių gatvės atnaujinimas taip pat yra suplanuotas. Šiuo metu esame gavę sprendinius susiderinimui, tai didelių eismo organizavimo pokyčių nebus. Susitvarkys perėjos, kurios yra netvarkingos, keičiasi asfalto danga nauja, na ir bortai turėtų pasikeisti, bet dar yra derinimo stadijai projektas ir šiemet darbų nebus. Gal ir gerai, nes jeigu lygiagrečiai vyktų ir Žeimių gatvės remontas, tai iš vis paralyžiuotume eismą. Tai pakankamai gerai viskas susidėlioja, įrengus žiedinę sankryžą. Na, tikimės kitais metais, kad bus Žeimių gatvės atnaujinimas, bet šitoje vietoje žodis tikimės yra dėl to, kad ne mes esame užsakovai, bet kelių direkcija turi planų Žeimių gatvės dangą atnaujinti. Peršasi išvada, kad šiais metais nemažai projektų, stambių ir ilgai lauktų projektų pajudėjo. Kaip jūs apie tai galvojate? Taip, tai toks iš tikrųjų buvo štilius kurį laiką ir tas tikrai nepridėjo, kaip sakyt, kokybės kelių būklei, nes, žinom, valstybėje situacija, kad tas kelių finansavimo klausimas yra opus. Ir tiek žiedinės sankryžos rekonstravimo klausimas, tiek aplinkelio prasidėjo darbai, visi turbūt atsimenam, kad ne vienus, ne du ir ne 5 metus apie tai kalbam, bet pagaliau. Tai tikrai intensyviai yra prasidėję aplinkelio pirmo etapo įrengimo darbai, kurie turi būti šiemet baigti. Žiedinė sankryža, tikrai tų darbų vyksta, bet tikrai šiek tiek nesklandumų judėtis automobiliais yra, bet iškentėsim vasarą ir tikrai ruduo bus sklandesnis. Ir ateityje apskritai turėtų dar padaugėti infrastruktūros pokyčių dėl to, kad yra europinių lėšų finansavimo periodas 21-27 metų, o turim jau 24 metus ir tų pinigų nėra panaudota. Čia irgi dėl valstybės turbūt neveiklumo šitoj srity, bet panašu, kad tą šviesą tunelio gale jau matom. Ir kitais metais turime planų tiek dviračių takų įrengti ir naujų ir rekonstruoti, tiek kitų priemonių yra numatyta. Tai tikrai nusimato įdomus periodas artimiausių 3 metų, tikrai pokyčių bus, ir po kelių metų ta Jonava turėtų būti dar gražesnė, dar patogesnė judėti visomis transporto priemonėmis. Jūs berods turbūt kalbate apie patvirtintus darnaus judumo planus paskutiniajame tarybos posėdyje, ten keliems metams į priekį nauji dviračių takai, tiesa? Taip, teisingai. Tai
dviračių takai bus pagal darnaus judumo plane numatytas trajektorijas, yra ir kitų priemonių, kuriomis bus finansuojami darbai, ne tik dviračių takai, bet atsiras ir naujų parkavimo aikštelių ir naujos vietos poilsiui mieste atsiras. Tai tikrai tų gerų pokyčių laukia daug, ir bus smagus, įdomus metas tuos darbus vykdyti, o paskui visi galėsim džiaugtis atliktais darbais. Dėkuoju už pokalbį. Sėkmės. Planuojama, kad žiedinės sankryžos įrengimo darbai truks 4 mėnesius. Uždaryta gatvės atkarpa yra nuo autobusų stotelės ties Viešąja biblioteka iki Basanavičiaus gatvėje esančios žiedinės sankryžos bei parduotuvės Rimi. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Jonavos rajono miško pažeidimai artėja prie stichinės nelaimės ribos. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu su Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinių miškų urėdijos specialistais pristatė, kokių priemonių imamasi žievėgraužio tipografo užpultų eglynų situacijai spręsti. Šiuo metu stichinė nelaimė dėl žievėgraužio tipografo užpultų eglynų paskelbta Kazlų Rūdos ir Vilniaus rajono savivaldybėse. Stichinė nelaimė pagal miškų įstatymą skelbiama, kai savivaldybės teritorijoje išdžiūvusių, išverstų, išlaužytų, išdegusių arba kitaip pažeistų medynų tūris sudaro daugiau kaip 25 000 kubinių metrų. Trakų ir Šalčininkų rajono savivaldybių teritorijose dėl žievėgraužio tipografo pažeidimų išdžiūvusių ir džiūstančių eglės medynų tūris šiuo metu sudaro atitinkamai apie 19 000 ir apie 20 000 kubinių metrų. Kitos šalies savivaldybės, kuriuose fiksuojami didžiausi minėto kenkėjo pažeistų eglių kiekiai, yra Širvintų, Rokiškio, Kauno, Alytaus, Jonavos ir Panevėžio rajonų. Šita visa tendencija plečiasi per visą Europą, per pastaruosius metus tiek Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje nurudavo ištisi eglynų plotai. Ir Lietuvoje mes galime stebėti tendenciją, kad eglynai irgi traukiasi į savo plotų. Anksčiau eglynai buvo antra populiariausia miškų rūšis po pušies, dabar beržas jau aplenkė ir eglynai pasitraukė į 4. vietą, tai iš 2,2 milijonų hektarų miškų eglynai besudaro 400 000 hektarų ir jiems yra didelis pavojus. Ir pernai metais mes turėjome labai intensyvų ir dėl šilto pavasariaus žievėgraužio tipografo dauginimosi sezoną. Beveik 1 milijonas kietmetrių medienos esančių miškuose išsausėjo, buvo paskelbta stichinė nelaimė eilėje savivaldybių. Šiuo metu, šiais metais mes matome, kad vabalų populiacija yra šiek tiek sumažėjusi, bet dėl karštų orų šią savaitę prognozuojama virš 30 laipsnių ir jeigu sausra prasitęs, ypač Šalčininkų savivaldybėje, Trakų savivaldybėje yra pavojus, kad irgi ta kartelė, kuri yra 25 000 kietmetrių medienos, pažeistos medienos, bus peržengta ir šitose savivaldybėse taipogi reikės skelbti stichinę nelaimę ir vykdyti sanitarinius kirtimus. Birželį Valstybinė miškų tarnyba atliko žievėgraužio tipografo skraidančių vabalų apskaitą. Jos metu sugauta 13% mažiau vabzdžių nei 23 metų per tą patį laikotarpį. Tarnybos specialistai vidutiniškai skaičiuoja, kad vienoje gaudyklėje šiemet sugaunama virš 10 000 vabalų. Prienų rajone fiksuotas rekordas – sugauta 50 000 žievėgraužio tipografo vabzdžių. Tai žievėgraužio tipografas visada Lietuvos eglynuose buvo ir kiekvienais metais eglės pažeisdavo, bet viskas labai priklauso nuo tų metų orų sąlygų, meteorologinių sąlygų ir kokios tos svarbiausios meteorologinės sąlygos tam žievėgraužio tipografui išsivystyti į masinius židinius, tai kai būna sausros, kaitros ir kai jos dar sutampa, kaip ministras sakė, kai yra vėjo prilaužytų, priverstų eglių, kurias pirmiausia tas žievėgraužio tipografas apninka, juose pasidaugina ir tada jau persimeta į žalius eglynus. Tai jau ministras rodė dėžę, kurioje yra 1 200 000 vabaliukų.
to žievėgraužio tipografo, tai eglę gali apnikti ir po ją graužtis tik tai masinė ataka, didelis kiekis vabalų. Tai koksai tas didelis kiekis, tai irgi priklausomai ar sausrymetis, ar normalios sąlygos, kai pakanka drėgmės eglėm vystytis, tai per sausrą gali nudžiovinti eglę ir nuo 1,5 iki 3,000 vabalų masinė ataka apnikę, o kai jau geresnės sąlygos, tai galbūt prireiktų ir 10,000 tų vabalų. Šitie vabalai yra sugaudyti va tokiomis gaudyklėmis. Valstybinė miškų tarnyba atlieka stebėseną šito vabalo ir yra specialios gaudyklės, specialiai kvapai paruošti, kur vilioja vabalus telktis ir vabalai į tą viliojantį kvapą atskrenda ir papuola į gaudyklę ir mes tada žinome įvairiuose regionuose, kokia gausa to žievėgraužio tipografo ir paskui kokias kelia grėsmes. Dar ką noriu pasakyti, visų šiltuoju metų laikotarpiu tas vabalas yra pavojingas. Ir jeigu pamatome, kad jau eglės apniko, tai vienas kartas tas iškirtimas, sanitariniais kirtimais tų apniktų eglių eglyno neapsaugos, jeigu mes ir toliau tų eglynų neprižiūrim ir naujai apniktas eglės tais pačiais metais neiškertam dar 2. ar 3. kartą. Nes apniktose eglėse po žievė, kur graužia takus, tie vabalai, jų įsivysto dar didesnis kiekis negu apniko tą medį ir tada puola kitus medžius eglynuose. Ir dar ką noriu pasakyti, priklausomai nuo to, kokia grėsmė, kiek pakanka drėgmės medžiui apsiginti, tai yra kaip jisai apsigina tas eglės medis. Vabaliukas pradeda graužtis po žievę taką į tą žaizdelę, kur išgraužia vabalėlis, eglė išskiria sakus. Ir pajunta vabalas, va šita eglė sakinga, mane užlies sakais ir aš jos nebegraužiu, skrendu į kitą. Tai perskrenda į kitus medžius, bet gali būti ir toks atvejas, kad pirmieji vabalai užliejami sakais ir paskui, kai jau eglė nebegali daugiau gaminti sakų, tai kiti sėkmingai ten graužia takus ir ten vystosi. Valstybinių miškų urėdija siekdama sumažinti žievėgraužio tipografo plitimą šiais metais iki birželio 25 dienos nupurškė daugiau nei 125 000 kubinių metrų nukirstos žalios eglės medienos. Taip pat valstybiniuose miškuose naudoja virš 3,5 tūkstančių feromoninių gaudyklių žievėgraužio tipografo apskaitai. Valstybinė miškų tarnyba privačių miškų savininkams Alytaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus rajonuose išdalino apie 80 gaudyklių rinkinių. Taip pat specialistai kas 2 savaitės prevenciškai žvalgo potencialiai pavojingus eglynus. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai birželį atliko virš 100 tikslinių išvykų, kurių metu apžiūrėjo apie 30% šalies miškų, tiek privačių, tiek valstybinių. Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Alytaus, Prienų, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių rajonų savivaldybių teritorijose esantis miškai išžvalgyti iš žemės ir iš oro. Prie aktyvios miškų stebėsenos raginami prisidėti ir gyventojai. Informacija apie galimybę visuomenėje aktyviai prisidėti prie miškų apsaugos nuo žievėgraužio tipografo skelbiama Valstybinių miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos ir Aplinkos apsaugos departamento tinklalapiuose ir viešoje erdvėje. Nežinančius, nuo ko pradėti, Valstybinė miškų tarnyba kviečia kreiptis į jos konsultacijų centrą telefonu nurodytų ekrano apačioje. Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus viešoji biblioteka 85 metus, pradėjusi švęsti dar balandžio mėnesį, švęs visus šiuos metus. Ir kiekvieną mėnesį dalinasi sveikinimais
ir palinkėjimais nuo bičiulių, draugų arba žinomų žmonių. Šiandien biblioteką su gimtadieniu sveikina literatūrologas Petras Bražienas. Žinoma, maloni proga yra pataikyti į knygų šventovę jos gimtadienio, ar kaip čia išvakarėse, ar tą dieną. Tai gal, o čia jūsų biblioteka yra išskirtinė įstaiga, vien todėl, kad jinai turi tokį garbingą vardą rašytojo, plačiai pripažinto, žinomo, ne tik tai mūsų šaly, bet ir plačiai už jos ribų. Tai džiaugiuosi dalyvaudamas bibliotekos renginiuose jos gimtadienio proga. Ne tik jos, ir jos Kanovičiaus vardo nešiotojos, paties Kanovičiaus 95-mečio proga. Todėl sveikinu biblioteką, visus jos darbuotojus, skaitytojus, linkėdamas, kad ir skaitytojų užtektų, ir gerų knygų, kad užtektų, ir kad Kanovičiaus palikimas taip pat būtų nuolat apyvartoje. Sėkmės. Toliau sinoptikų pranešimai apie antradienio orus. Antradienio naktį vėjas besikeičiančios krypties. Žemiausia temperatūra nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių. Aukščiausia temperatūra dieną nuo 15 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj.